Sveiki visi, su jumis aš Roxcraft ir kaip matot, su jumis aš vėl suninku savo Minecraft'e. Tai per šį video aš jums parodosiu, kaip padaryti veikiantį dušą. Jo, teisingai suprato, dušą. Tiesa, reiks tik vieno komandų bloko. Tai va, sukuriu normalų pasaulį, Creative'as, cheatai, Always Day ir Flat. Ant zombių nereikia. Sakime, jį pavadinu, ką žinau, koks. Koks gali būti? Gal komanda. Biškai netai parašiau. Komanda. Bloks. Turėtų būti gerai. Gerai, eime. Bus puikus pasaulis. Gerai. Tad, ko jums reikės, tai tuo aš čia. Kaukis tu greičiau. Prašom. Clear. Oh. Gerai. Tai tada pasiimat tuos vadinamus nether bricks. Jo, šitos. Tada pasiimat šitą polished granite, pasiimat redstone torčą. Aš vėl paspaudžiu ant to. Ir man tikrai gėlių nereikia, žinokit. Kur ir iron trapdoorą. Ir komandų bloką. Kas nežino, kaip jį gaut, tai parašot šitas. Give tarpas OP command brūkšniukas ant žemės, nežinau kaip jis tiksliai vadinasi, block. Ir jūs gaunat. Tada padarot 3x3 area, plotą, tokį žemės, ir jį uždengiat. Tada iškeliant šitą bloką, padedat komandų bloką ir parašot set block tada šitas tarpas šitas 4 tarpas šitas tarpas water tarpas 0 destroy. Štai taip. Ir čia padedat 1, 2, 3 brikus. Čia ir čia po torčą. Čia bet kokį bloką. Jį paskui panaikinsite. O, dabar nesuveikia. Tačiau jas nugriaukite, nes nesuveiks dabar. Tada taip ir taip. Ir čia jas padedat. Tada išgeriant šitą. Pasiimat leverį. Ir aš pamiršau vieną svarbų dalyką. Komandų blokas turi būti repeat. Štai toks. Ir čia padedat tą bloką, kurį išgriaujate, ir leverį.
Ir štai. Kaip jums tai? Štai. Dušas. Neblogai, ne? Galite padaryti ant bet kokį bloką, bet man labai lagina tai. Gerai. Tai šiam video bus tiek. Labai trumpas video.